akibrokšto, kuris man čia taikomas, gerbiamas rašytojau. Kaip jūs drįstate neišti draugą Ališauską, ar tikrai žinote, kad jis sąmoningai trumpino Grinkevičiūtės amžių? Pirma, draugas Ališauskas daugiau ir pirmiau negu mes perskaitėm Pergalei, žinojo, ką yra iškentusi šita moteris. Tai viena. Antra, aš laikau draugą Ališauską žmogum, kuris turi galvą ir protą. O jeigu jis yra nesąmoningas, tai taip sakant, nepakaltinamas, tuo labiau jam ne vieta užimti šitą postą. Kodėl į mitingą nepakviesta bažnyčios atstovų? Aš klausiau Šilališkių, pasirodo kvietė, nežinau ar atėjo. Turėjo kviesti, nes... Atsiprašau, gerbiamas rašytojas, aš painformuosiu. Apie įvyksiantį mitingą aš pats asmeniškai pasakiau Šilalės dekanato dekanui, gerbiamam kanauninkui Valaičiui. Siūlėme atsiųsti savo atstovą ir sakėm, suteiksim jums mikrofoną ir tribūną. Vakar pasiskambinau, sakė, kad tikriausiai mūsų atstovų nebus. Yra keli rašteliai maždaug tokio turinio, kada atskleista Rainių miškelio tragedija, kokį paminklą statysim kankiniams. Rainių miškelio tragedija, domisi keletą žmonių, yra renkama medžiaga, surasta naujų labai įdomių faktų šitos istorijos, kraupios, vienos iš pačių baisiausių stalinizmo istorijoje Lietuvoje nepasiseks niekam nuslėpti. Ji bus paskelbta. Dėl paminklo mūsų kankiniams ir... Kaip jūs žiūrite ir vertinate tuos sąjūdžių iniciatorius kažkodėl kabutėse, kurie dar vakar buvo priešaky kovoje už ateizmą, kovą su bažnyčia, visą gyvenimą paskyrė vaikų agitacijai, palaukit draugai. Ir taip toliau, čia yra keli tokie rašteliai. Draugai mėly, ar žmogus tikintis, ar netikintis, yra ne visai tas pats, ar jis yra savo tautos patriotas, ar net patriotas. Čia yra jos sąžinės reikalas. Čia mes negalime mesti kaltinimo ir manyti, kad sąjūdyje negali būti ateistų. Čia būtų nepaprastai, kitaip sakant, vėl tas pats tik iš kito galo. Anksčiau mes buvom nepakantus tikintiesiems, o dabar vadinasi, pradėsim būti nepakantus tiems, kurie netiki. Ne, taip nebus ir taip neturi būti. Ar kontroliuojamas, labai toks žodis nevykęs, kalinių gyvenimas po straipsnio kalinių tiesoji. Mūsų politinių kalinių politiniais kaliniais rūpinasi sąjūdžio tam tikra komisija, kuri nuolatos konsultuojasi ir ragina mūsų teisėtvarkos organus. Ir kiek man yra žinoma, keletą kalinių netrukus bus paleista. Čia yra klausimų, daug labai klausimų, kuriuos kaip tik tai Šilalės sąjūdis ir ateity tikriausiai jis augs ir stiprės, turės patys spręsti. O ne atvažiavę svečiai, kurie šiandien atvažiavo ir jis išvažiuos. Kada Šilalės daugiavaikės šeimos bus aprūpinamos maisto ir pramonės prekiamis. Tiesa, yra tokia parduotuvė Šilalėje, bet ji tik ponams. Šilališkiai ir rajono čia suvažiavę žmonės. Yra kokie 10 raštelių, kurie kalba apie privilegijuotus pirkėjus. Man atrodo, kad tų pirkėjų ateity turės nebebūti. Apie tai rašoma centriniai spaudoj, lietuvių spaudoj. Ir nuo jūsų sąjūdžių veiklos priklauso, kaip greitai tai bus padaryta Šilalėje. Tai nėra nei demokratiška, tai nėra nei komunistinė pozicija, tai yra daugiau socialistinių principų karikatūra, kai yra spec ligoninės, spec parduotuvės, spec keliais
gydytojas kartais net neturi teisės eiliniam ligoniui recepto išrašyti, nors žino, kad tokie vaistai egzistuoja. Ar bus oficialiai prisiminti politiniai kaliniai sušaudyti NKVD prie Červenės miško? O kaipgi? Jums dar buvo nepasakyta, bet turbūt bus pasakyta. Aš atvežiau kelis šimtus anketų. Mieli broliai, bent jau nebūkime bailiai, mes turim suskaičiuoti savo tremtinius, savo buvusius kalinius. Visi, kurie grįžote sveiki dar, ačiū Dievui, užpildykite anketas, atsakykite į tos klausimus, į kuriuos prašo atsakyti Sąjūdis. Kurie žinot, kad žuvo ir nebėra niekam, kas pats galėtų užpildyti. Kaimynai, artimieji, giminės. Užpildykite tas anketas ir siųskite nurodytų adresų. Mes turime suskaičiuoti, kiek mes netekom per Stalino ir postalininiam laikotarpį iki šiol. Atleiskit, turi didelę kišenę, beliksiu truputį vėliau, nes juos reikia skaityti, nežinau, kas ten parašyta, o gal ten labai intimus laiškas, to jau palauksim. Pripažinta giesmės lietuviškos, tačiau kaip gali likti himnas tarybinė Lietuva liaudis sukūrė. Man atrodo, kad tas himnas yra labai laikinas, kad greitų laikų tautiška giesmė bus Respublikos patvirtintas himnas. Ar niekad nesikabinsite į vėliavą vasario 16 iškelsim? Manau, kad neturėtų niekas kabinti. Tai yra mano nuomonė. Yra labai svarbu. Šventės, kartais mes matom kalendorijoje kokią nors pažymėtą, bet ar mes ją švenčiam savo širdyje ar nešvenčiam, tai priklauso nuo mūsų. Vasario 16 iš mūsų istorijos jau niekas niekada neišbrauks, negalės. Kaip vertinau Kalantos susideginimą? Kaip skaudų, jaunatvišką galbūt protestą, bet labai suprantamą protestą. Atleiskit, toj turiniai ligoniniai nuo 77 metų, kadangi laiškas su parašu, todėl skaitau. Ir nuo tų metų stovi eilė būtų įgauti. Šeimoje auginame 4 vaikus. Pats esu antros grupės invalidas, bet dar dirbu, gyvenu name, kurį Tauragės kelių valdyba nugriauna Tauragės rajono atsiprašau, toliau aš šito laiško netęsiu, o perduosiu Sąjūdžiui. Mes nedaliname būtų atvažiavę čia iš Vilniaus, tačiau Sąjūdis vietinis turi tarpininkauti tarp žmonių ir tarp valdžios atstovų. Jeigu kas yra skriaudžiamas, tam ir yra Sąjūdis, kad tarpininkautų tarp liaudės, tarp žmonių ir tarp vyriausybės, tarp valdžios žmonių, kurie kartais apsikrovę reikalais arba aptingę, nenori į tos žmonių reikalus. Iš tikrųjų, turbūt leisime rašytojai truputį atsikvėpti, nes paskui jis gali mūsų Šilalės iš tolo bijoti. Nori kalbėti Upynos vidurinės mokyklos mokytojas Martišius. Pirmojo susitikimo su prezidentu Reiganu konferencijos metu buvo pareikšta mintis. Reikia išgelbėti, reikia pastatyti ant kojų įbaugintą, iškankintą, prislėgtą tarybinę liaudį. Iš tikrųjų, mes daug pergyvenom, daug kančių patyrėm. Taip pat mums prisireikė užteršta žemė, iškirsti miškai, Merdi upeliai, upės, ežerai, Kuršių marios, net ir Baltijos jūra. Stalinizmo, hitlerizmo
stagnacijos nuodai įsigraužė į mūsų kraują, širdis, subjaurėjo mūsų ir mūsų vaikų sielas. Pagyvėjo ir paminklosaugos klausimai. Atstatytas mūsų didvyrio Lakūno Stasio Girėno gyvenamasis namas, ruošiamasi sutvarkyti kalbininko Kazimiero Jauniaus sodybą. O štai mokytojų konferencija vis dėlto nuvylė. Panašiai buvo organizuojamos konferencijos prieš 5, prieš 10 ir 15 metų. Vienus pagyrė, kitus papeikė, vieni pasigyrė, kiti pasiteisino. Nei tautinės trispalvės, nei tautinės. Reikėjo kažkam išdrįsti, imtis atsakomybės, kad persitvarkymo sąjūdžio idėjos ir darbai pasiektų ir mūsų Šilalę. Reikia, kad sąjūdis, jo iniciatyvinė grupė remtų, jai padėtų visa Lietuva. Aš kaip eilinis sąjūdžio rėmėjas pasižadu, kad visomis išgalėmis dirbsiu, remsiu jo veiklą, dirbsiu savo gimto krašto, savo tėvynės gerovei. Esu įsitikinęs, kad ir kiti, kol kas negausios ir nestiprios mūsų grupės nariai negailės jėgų, atlikdami tiesioginį visuomeninį darbą. Man kaip švietimo darbininkui rūpi mokymo auklėjimo problemos. Pirmiausia, o tie kai kas, kurie norėtų sustabdyti persitvarkymą, sustabdyti persitvarkymo iniciatyvinės grupės veiklą, sustabdyti tautinį atgimimą, kurie dėl savo šiltos kėdės gali išduoti tautos idealus, tiems Maironio žodžiais minėsim kaip išgamas mūsų tautos. Ačiū. Partijos komiteto pirmasis sekretorius, gerbiamas Jagminas. Gerbiami šilališkiai, ne tiek jau daug žmogui leista gyventi toj žemėj. Per tą savo gyvenimą kiekvienas mes turim palikti kitoms kartoms. Išeidami iš to žemės mes turime palikti kitoms kartoms. Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad per gyvenimą žmogus turėtų padaryti pirmiausiai 3 pagrindinius savo darbus. Pastatyti namą, pasodinti medį, išauginti gerus ir dorus vaikus. Šiandieną mes susirinkę į tą mūsų Šilalės miesto aikštę atvirai ir nuoširdžiai kalbame apie mums visiems labai rūpimus klausimus. Šiandieną mes susimastom, kokioj aplinkoj mes gyvenam, kaip dirba aprūpinimo sfera mūsų, kaip mūsų aptarnauja medikai, prekybininkai, buitininkai, kaip mes tvarkome ir mylime savo miestą, savo gyvenimą ir kitos patalpos. Šiandieną, kada pabunda mūsų visų sąžinė, mes kiekvienas turim pagalvoti, kokioj kėdėj mes besidėtumėm, ar toj šiltesniai, ar traktoriaus kabinoj, ar fermoj, ar mokyklos suole. Mes kiekvienas turim pabudimas tokį sąžinės turėti. Mes turim žiūrėti, kad nebūtų teršiama gamta. Mes turim nestatyti, kad prabustų mūsų visų sąžinė ir